Sveiki, su jumis sveikinasi Majis. Biški pakalbėsim šiandien apie tiesiog užsibrieštus tikslus. Jo. Kad ir pats paprasčiausias Wordo puslapėlis jūsų tiesiog paimtų ir norimų tikslų pasiekimų, tiesiog turėjimas tokio lapelio ir karts nuo karto pasižiūrėjimas į tokį lapelį yra labai svarus dalykas, nes jūs labiau pradedat suprasti, kas jūs ves link tų tikslų link, o kas ne. Tai pavyzdžiui, šiuo metu, jeigu jūs turit užsibrėžtų tikslų, ar pavyzdžiui, rūkymas jūs veda link tų tikslų užsibrėžtų, ar tai būtų kažkiek pinigų, ar tai būtų kažkoks verslas, ar tai būtų kažkoksai, projektas, dar kas nors. Ar toks, pavyzdžiui, paprastas dalykas kaip rūkymas, labai toksai, kaip čia pasakyti, dažnas dalykas kaip rūkymas jums padeda eiti link tų tikslų. Jeigu ne, tai dažniausiai, kad ne, šiaip, nežinau, kokių jūs projektų turit, bet jeigu ne, tai jums kaip ir turėtų tai biški duot tas tiesiog, jėzus, kaip šiandien nesidėlioja mintys, tas tiesiog sąrašiukas, tiesiog arba turėti galvoje, arba turėti kažkur užsirašius tą sąrašiuką ilgalaikį ir paskui kokį nors mažiuką trumpalaikį, gali labai padėti apsispręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir gali būt, kad netgi padėtų, leistų lengviau paleisti tuos dalykus, kurie yra, nereikalingi jūsų tikslams įvykdyti. Tai pavyzdžiui, rūkymas, tai pavyzdžiui, alkoholis, bet čia tokie labiau netokie dalykai. Pavyzdžiui, galvojimas, kad jūs esat nepakankamas tam dalykui, jūs esat nevertas to dalyko. Bet va šitas, pavyzdžiui, galvojimas yra, kaip čia pasakyti, žiauriai stipriai ne į tą linkmę, kur yra jūsų užsibriežti tikslai. Tai reikėtų tokį dalyką paimti, įvertinti ir tada bandyti paleisti. Ir, pavyzdžiui, galiu paduoti tokį egzempliorių savo. Aš dabar esu, pavyzdžiui, čia yra mano tikslai, kuriuos aš tiesiog paėmiau, pasirašiau, kaip ir būtų smagu įgyvendinti. Tai yra mano pats pirmas toksai iš viso padarimas sąrašiukas ir aš tiesiog žinau, kad pavyzdžiui, aš dabar šiuo metu susidūręs esu su tokia mąstysena, jog aš esu nepakankamai geras daryti šitai, ką aš darau. Nes aš kaip ir nemoku, mano galvoj gal toksai kirminiukas sako, kad aš nusišneku, mano tiesiog visa tokia rutina, kur tiesiog 2-3 dienas paimu, nedarau vaizdo įrašų, tada pasidarau kokius 4 ir tada po vieną dieną išskirstau. Tiesiog kiekvieną kartą, kai reikia prisėsti, aš tiesiog, man būna sunkiau įsivažiuoti. Sunku įsivažiuoti, taip neturėtų būti. Ir tiesiog šitie visi maži dalykai, šitam sąrašui, grinai, kur te keli punktai ir yra, pavyzdžiui, YouTube kanalai, paskui turėti karjerą ir panašiai. Pavyzdžiui, galvojimas, kad tu esi nepakankamai geras, tai yra labai toksai, kaip čia pasakius, galima sakyti netgi žlugdantis projektus, žlugdantis, šitus užsibrieštus tikslus, nes kur tu paimsi po lėto darysi be jų, o kur tau ateis toksai tiesiog kirminiukas ir sakys, kad tu nepakankamas, tai yra žymiai didesnis šansas, kad tu tiesiog paimsi ir mesi visą tai. Tai jo, ir ką reikia daryti dėl to? Dėl to reikia kalbėti su savim, dėl to reikia užduoti tam klausimui, kuris duoda jums nerimo, kuris nėra link jūsų tikslų, kodėl jūs taip darot, kodėl jūs taip mastot. Klausimas, kodėl, yra labai svarbus dalykas. Žmonės, pavyzdžiui, dažnai sako,
geriausias dalykas, ką jūs galite savo duoti, tai būti savimi. Ir jūs tokie, jo, taip, tiksliai, būti savimi. Tai gerai, aš būsiu nepakankama savo, galvosiu vien tik labai mažus dalykus ir panašiai. Ne, svarbiausias dalykas, ką jūs galite duoti savo, yra paleisti. Nes nežinau, kaip kitaip pasakyti, tai yra tiesiog paimti ir tas užguldusias emocijas, tos visus tokius teiginius, kuris užduoda tas jūsų kirminiukas, kuris graužia jūs iš vidaus, paimti ir bandyti išsiaiškinti, kur jo šaknys yra ir tada paleisti jas. Labai sunku suprast, galbūt. Labai šitais tai tikrai labai sunku padaryti, nes tai užtrunka laiko. Jau dažniausiai dabar žmonės jau nebeturi to laiko. Sako, aš neturiu pakankamai laiko, aš neturiu pakankamai disciplinos, aš neturiu pakankamai tiesiog, kaip čia pasakyti, noro, ko nors. Tai reiškia, nepakankamai skauda. Taip paprastai tiesiai šviesiai galima pasakyti. Reiškia, dar nepakankamai skauda. Man palėto, pavyzdžiui, tas dalykas, kad aš nepakankamas, man jis pradeda palėto vis labiau ir labiau skaudėti. Ir aš jau žinau, kad jeigu aš paimsiu, dar keletą dienų darysiu tai, ką darau, ir tiesiog jis vis ateis į galvą, tai aš žinau, kad man antiek užsiskaudės tas klausimas, kad aš tiesiog turėsiu paimti ir kažkaip bandyti paleisti. Aš tiesiog surasiu noro, aš surasiu laiko ir aš išsiaiškinsiu. Tai jo, dažniausiai jeigu kažkas trukdo, dažniausiai tai nepakankamai skauda. Jo, tai kaip čia, reikepinam biški apibendrinam. Neprisimenu ir neprisimenu. Ne, tiesiog bandykit paleist tas mintis, kurios jūs labai labai maudžia, grinai maudžia. Ir paskui klausimas, kodėl yra tai, kaip jūs tai padarysit. Ir jo, supraskit, kad kiekvienas dalykas, kiekviena yda, kiekvienas mąstymas, kuris nėra į jūsų užsibrėžtus tikslus, yra, nereikšmingas, žymiai mažiau reikalingas. Ir paskui sąrašiukas, pasidarykit sąrašiuką. Vat mano šitas sąrašiukas yra grinai toks pačio standartiškiausio išdėstymo sąrašiukas. Tiesiog paėmi, to noriu, tai gerai, dabar ir siek. Taip ir išeina. Ieškai paskui, kas trukdo, ieškai paskui, kas sako ne tavo galvoj, ir paskui bandai paleisti ir paskui žiūri, kad galbūt netgi sekasi. Tai daryti, ką užsibrėžiai. Tai jo, darykit sąrašiuką, paskui bandykit paleisti visą tai, kas jūs neleidžia eiti link tų siekių link. Ir tada žiūrėsit, kas gausis.